Tai būtų įdomu iš tikrųjų nuplaukti iki Nemuno deltos. Pažįstu ir visus tos jūrinių erelių šeimas jau, žinai, susidraugavęs. Ir turiu ir rudagalvės antis pasižiūriu, ten yra tokia viena porelė gyvena. Ausuotieji kragai su vaikais. Penktadienį jau buvo autostrada paukščių. Tikrai jau grįžinėja jie į savo gimtinę. Grįžinėja, nes geriausias vietas nori pasiimti šeimos kūrimui. Kas pirmesnis, tas gudresnis. Ne už kalnų ir tuoktuvės. Įspūdingas reginys su visom tom plunksnom, pozom. Tai plauksim į Nemuno deltą. Tikrai praleisim ne vieną valandą. Bus gerų kadrų. Bet kol kas dar reikia ir mažaisiais draugais pasirūpinti. Sniego, kaip matai, daug. Reikia dar kol kas saulėgrąžų lašinukų pakabinti. Marios dar užšalusios. Tų plotų nėra labai daug vandens, bet ir antim, gulbėm atsiranda tų plotelių. Jau paukščiai, kaip sakyt, geriausiai jaučia pavasarį ir tikrai yra pavasario pranašai. Jau ir juodieji strazdai, varnėnai grįžinėja. Giesmės zylių pranašauja, kad pavasaris jau ne už kalnų. Tai laukiam tų sugrįžtančiųjų.